604. Informacija keleiviams norintiems vykti. Donatas Montvydas ir Katerina Voropai. Štai kaip galima šokti pagal lietuvišką muziką. Taip, kokia daina, toks ir šokis, ar ne? Koks Egidijus Dragūnas, toks ir Donatas Montvydas. Na, tam tikrą prasme. Gerbiama komisija. Palauk, Katerina, Donatai, aš turiu pasakyti, kad Delfi skaitytojai jūs šią savaitę išrinko ryškiausią projekto porą. Šią sunkią dovaną aš duodu Montvydui. Donatai, laikyk. Mikrofoną taip pat laikyk, jeigu ką. Na, o dabar nieko nedelsdama kreipiuosi į mūsų komisijos pirmininką, Jurijau. Labai viduje vyksta ten tokia kova didelė, reiškia simpatija su kritika, ten kalasi pas mane, nežinau tiesiog kaip padaryti. Tiesiog suprantat, didelis minusas tai yra jūsų kostiumai, pasirinkti šiai choreografiniai kompozicijai. Jūs, būdami labai jauni, neišdrįsote apsirengti taip, kaip jūs iliustravote. Choreografinė estetika buvo visiškai artima introdukcija, ta prasme, įvadas buvo striptizo baro. Identiškai, jūs šokote, vat kaip būna striptizo bare, visa judesių amplitudė, erotika, visa, ir labai pjovėsi su kostiumais. Ne tai, kad norėsiu, kad mes jūs būtumėt nuogi, bet reikia turbūt adaptuoti. Po to jūs ėjote į pasodoblį kažkaip nuėjote. Tada išlindo Donato kupra. Ar tu žinai, kad pas tai kupra yra? Jekaterina, jis turi kuprą? Pasakyk. Dabar taip neatrodo. Tamsta mokytoja, pasakykite. Yra. Sako, neturi. Jo, smarkiai yra. Ir po to jūs ten pradėjote birėti ir visko buvo daug, o stilistiškai, reiškia, kaip taškas A ir turi baigtis ten kažkur tai. Labai daug susimakalavo ir man, aš matau, kad labai daug investuota, labai daug yra, bet tai nėra jūsų didelis ir geras šokis. Mano galva buvo labai gerai, bet labai kritikuotina. O kritikuoja tai visi, va, prašau, paklauskite, va čia kas nors. Sakys, labai gerai ar blogai? Ką jūs nusimanote? Jums tik tai alaus bačką pastatyti ir jau viskas bus gerai. Bet jūsgi pats sakėt, labai gerai, bet kritikuotina. Nu, man net norėtųsi pasakyti, kad blogokai. Bet kai aš suprantu, kad labai daug įdėta, nu, ten sako, viduje labai vyksta. Paklausykime kitos komisijos, nes ašgi, kad ir Dievas, bet Dievas irgi kartais būna pachmielinas, kaip sako. Taip, čia tai tikrai. Pone Jūratė.
Kažkaip, kaip jau mes įpratom laukti iš Donato ir Katerinos kažką tokio nuostabaus ir šį kartą irgi laukiame ir emocionaliai kažkaip nejaudino šį kartą. Labai gaila, nes mes esam jūsų ir kaip sakant, gerbėjai, bent aš esu tikrai didelė Donato gerbėjai ir aš žiūrėdama į Donatą pagalvoju, kad tas vaikinas taip gerai valdo kūną, jo visi raumenukai dirba. Ir jūs čia parodėte ir Čiačios truputėlį nuotrupų, ir sambos, ir salsos, lyg tai buvo. Bet kažkaip, nežinau, ir jūs patys turbūt nesijautėt emocionaliai, nekaifavote, žodžiu, kaip pas jūs tas būdavo ankstesnius kartus. Donatai, gal aš kaifavai? klystu. Jaučiau? Žodžiu, ateity laukiam iš jūsų tokių spalvingesnių pasirodymų. Žodžiu, matai, komisija Jūratė nuteikė, kad šį vakarą neiškrisit. Ateity laukia dar kažko. Gerai, Bronytė. Donatas tai tikrai yra, čia yra jau visiems, nėra ką ir naujo pasakyti. Ir mes iš jo reikalaujam vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Aišku, jisai mums parodė tai, ką gali, jisai stengiasi. Ir kas man patiko? Man patiko tai judesių amplitudė aiški, ryški, bet, Donatėlė, veido išraiška, ir man atrodo, kad ir Jurijus sako, kritikuotina tos aistros nėra, ar ne? Veido išraiška vienoda. Negali būti visam šokyje veido išraiška vienoda. Teisingai sakau? Gali būti. Negali Gali. būti. Aš kreipiuosi į Donatą. Aš ginu į. Aš manau, kad gali būti visai, bet gal šiame šokyje jūs ir esate teisi iš tikrųjų. Nesiteisink. Tai man toks patarimas. Tu įsijauti į tą šokį, o veido išraiškos jau ir nebereguliuoji. Sėkmės. Ačiū labai. Ačiū, Bronytė. Gerbiama Jūratė. Aš kaip pono Dievo mūza galiu pasakyti, kad visą gyvenimą irgi nešiausi kuprą, kuri buvo didelių aistrų taškas, objektas, muštynių, bėgiojimų. Išduosiu, kad jos kolega net vieną kartą kumščiais kalėjai per kuprą, o po to jo kartis ėjo. Nes jam nusibodo visą laiką girdėti apie tą kuprą. Jekaterina, kaip tu jo tą kuprą kenti taip ilgai? Bet iš tikrųjų ta kupra taip pat yra talentinga, taip kad viskas tvarkoj su ta kupra. Tebūnie. Dabar tas numeris tai, dėl to, kad keistusi kažkokia išraiška, tiesiog tai buvo agresija. Kažkokia baisi agresija, dėl to aš nesivaizduoju, kaip ten dar galėjo kažkas tai veidė keistis. Tai buvo viena nuotaika ir matyti vienas tas jausminis lygis. Tai, selai tokie įdomus ir šiaip aš esu gerbėja šios grupės, man patinka jų muzika. Kas baisiausia, kad ir aš. Aš nežinau, man selas tai nepatinka kaip žmogus, jau toks žaltys kažkoks tai jisai man, bet kaip jisai, jis muziką kuria labai, jaudinančią tiesiog viso jaunimo vidų. Ir aš, kad ir dėdas padėvėtas, bet su malonumu kažką tai sukursiu ateiti tikrai. Jeigu galima mane dar į tą... Kaip nors su tą kuprą dar. Jeigu atsineši maišą belenams, tai... Na kągi, ačiū mūsų komisijai už šios gražius pašnekėsius ir dabar rodome savo gražius balus. 9, 9, 9, 9. Komisija. Fantastika. Vieninga. Ačiū komisijai, ačiū mūsų porai ir žiūrime šokio pakartojimą. Duokite mums šokio pakartojimą. Ai, selas, kur selas? Salėje yra selas. Kur žaltys? Kur žaltys? O! Egidijau, galima tau retorinį klausimą? Tu gal prisidėjai prie choreografijos? Ne? Maestra Jūratė nori pamatyti tave, nes tu, atsistoko, tai dabar ten laužaisi, kaip prancūzka bulka. Tai ne dragūnas? Dragūnas, taip. Pasirodo pažįsta pavardę, Kličkos nežino, pavardę žino. Gerai, šokio pakartojimas, kurio metu rodys selą. Informacija keleiviams norintiems vykti.